Labas vakaras, šeštadienį įvykiai panoramoje. Praėjusią naktį Lietuvos bei Latvijos premjerai linksminosi, siautė dvigubai daugiau nei įprastai. Kai Talino centre prapliupo fejerverkai, Estijos premjeras iš bankomato išsėmė eurų banknotą ir nupirko paskutinį bilietą į Titaniką. Tai tikrai esu laimingas. Ir nors skęstas skolose, estai džiaugiasi. Jų maža šalis tapo 17-ąją Lietuvos zonos nare. Kainos pakilo, tai tiesa, bet ką čia pakeisi? Vilniuje 2011 sutikti fejerverkais ir naujamečiais palinkėjimais, tačiau ne visiems jie prasidėjo laimingai. Fejerverkų pliūpsniai įžengiant 2011-iesiems. Nemažai vilniečių pasipuošę zuikio ausytėmis linkėjo laimingų naujųjų. Kad būtų šilta vasara. Geros nuotaikos svarbiausia. Visiems pilnų nuotykių, kad nebūtų nuobodu. Daug kur fejerverkai ir linksmybės tęsiasi iki paryčių. Tačiau ne visiems naujieji prasidėjo laimingai. Šalyje nuo petardų nukentėjo per 120 elektros skirstomųjų tinklų bendrovės brigadų. O dėl pūgos ir gausaus sniego daug bėdų patyrė neblaivūs vairuotojai. Gyventojams primenama, kad negalima artintis prie policijos automobilių, neliesti sniego ir reikėtų skambinti ugniagesiams gyvuliams į Vilnių. Vėl iš Lietuvos. Naujametę naktį siautusi pūga be elektros šalyje buvo palikusi apie 20 žmonių. Pusei vartotojų elektros tiekimas jau atkurtas. Na, aišku, iki vakar, kiek mes čia gal sugebėsim atstatyti. Dar vis pajėgas, kiek tik tas ir. Apie sporto įvykius netrukus, vėliau žiūrėkite koncertą Už taiką ir kompozitoriaus Algimanto Raudonikio smurto ir nepakantumo vakarą. Įdomiaus vakaro su Lietuvos televizija.